Labas vakaras, brangiai. Žinot, kodėl va taip visada kokią pozą paėm? Todėl, kad pasirodo, kai thumbnailą Facebookas įdeda tą pirmą nuotrauką. Ir tada būna tas pirmas, tai jau paskutinė ten sekundės, tas dalelytė padaro, kad kaip thumbnailą. Ir ten ar užsimerkia, ar ten kaip nors. Ir tas kaip thumbnailas kabo. Tai visada stengiuosi kažkokią tokią kovinę dvasią tokią paimti, kad palaikyti, kad visi matytų. Ačiū labai visiems TikToko, kur rašo komentarus, nes per 2 telefonus transliuoju. Tai ačiū visiems TikToko, kurie rašo komentarus, tai kelia, žinokit, reitingą į viršų. Facebook'e irgi parašykit bet kokį komentarą, tai video kelia į viršų ir iš karto žymiai viskas ten geriau dėlios. Nu ką, brangieji, truputį paanonsuosiu, dabar darysiu taip. Visada praanonsuosiu, apie ką papasakosiu ir kad būtų, žodžiu, įdomiau, nenukrypt nuo temų. Gal kas nors tą temą, kokį klausimą galėsit pasiruošti ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, noriu ką papasakosiu šiandien apie prokurorą, apie istoriją, kaip sudaužė šitą telefoną, jisai veikia. Aišku, reikės keisti korpusą, jau Apple buvo atstovybėj. Papasakosiu apie tai, kad jau ruoškit, brangieji, pečius už laisvę, jau ruoškitės po truputį, šitas reikalas ateina. Na, trupučiutį duosiu kritikos, užvažiuosiu ant valstiečių, kokių svečių valstiečių partija turėjo valstiečių, Karbauskis, ten yra nuotraukos. Jeigu norėsit, bus galima tas nuotraukas, galėsiu net įkelti ar į komentarus ar kažkur, bet čia į Facebooką. Na, šiek tiek noriu pakalbėti, šiaip yra tarptautinė savižudybės diena. Realiai baisus dalykas, kuris gali įvykti. Ir, esu buvęs gyvenime jau pakankamai daug kritinių situacijų. Bet pakelt ranką prieš save, tu gali tik labai silpni žmonės. Bet jie nebūtinai kalti dėl to, kad jie yra silpni. Bet apie tai pabaigęs anonsą. Mat, nuo to ir paminėsiu. Tai žodžiu, apie truputį LGBT vaikų programą šiek tiek papasakosiu. Apie streiką ir dar keletą tokių momentų. Tai norėčiau prieš pasakojant apie prokurorų paminėti tokį dalyką, kad yra labai iš tikro rimta tema apie savižudybės. Lietuva pirmauja pagal savižudybės. Bent kai vyko visi karantinai, tai tekdavo gaunu pastovią informaciją ir iš policijos, ir su daug žmonių bendrauju, nes daug žmonių dirba, daug žmonių žiūri, daug žmonių mato, daug žmonių yra prisijungę prie organizacijos, prie partijos, bet jie prisijungia ne juridiškai, prisijungia grynai su savo galima pagalba. Ir tame tarpe ir policininkai, patikėkit, neša tą informaciją, tai gražu žiūrėti, žinokit, apie viską žinau. Nes irgi jie nesutinka, aš ten su jais kariauju, man pikta yra, kiek rašau pareiškimus, ypač Raudondvario komisariatas, visus atmeta, o tik tai Žalimas ant nako kažką pasakė, toj pat užšmeižta pareiškimas, toj pat nakų įtarimai, aš parašau pareiškimą, kad Šurajevas mane pedofilu išvadino. Nieko, nėra dėl ko pradėti, žodžiu, teiseną. Tai policija dar kol kas visiškai kontroliuojama, visiškai dvigubi standartai, kaip prie Ruso buvo. Jeigu kompartijos narys, tai tada tau žalia šviesa, o jeigu partinis, jeigu komunistas, tai viskas gerai, o jeigu ne komunistas, tai jau viskas. Tai realiai lygo tas pats dabar. Jeigu landsbergistas, tai žalia šviesa ant nieko. Gali daryti, vogt, gali mokesčių nemokėti. Dzin, nesvarbu dėl visko ten, tu išplautas esi, svarbu geras konservatorių partijai. Kaip Tapinas, žiūrėkit su tais fondais. Kas ten dedas, kiek jų lenda visokių galų ir taip toliau. Tai sugrįžtant prie savižudybių, reklamu, aišku, yra prikurta tų visokių ten savižudybės linijos, ten visokiausios pridarytos. Mano vienas buvęs klasiokas, sakė, teko pasavanoriauti nepilnamečių to savižudybės tą liniją, sakė, tai kaip priskambina, sako, jie kaip pripasakoja, sako, mano fantazija tiek neišneša. Realiai tie tokie, tai ar jie ten mėgaujasi taip, ar, realiai
jaunimui rauna stogus visiškai. Tai va, tai iš esmės, bet noriu pasakyti vieną tokį pagrindinį dalyką. Tie, kurie sako, kad ten eisiu žudysius, nu čia daugiau specialistai papasakotų. Dažniausiai jie nori tiesiog susilaukti jūsų dėmesio. Ir yra tokia šventa taisyklė. Atsakingas tas, kuris suvokia. Tai yra, jeigu vyksta kažkokia tai situacija ir jūs suvokėte, kas vyksta, tai jūs ir esate atsakingas už visą šitą reikalą. Ne tas, kuris galbūt net neteisingai elgiasi. Nes jeigu jūs suprantat, kas dedasi, na kaip ir su paprastą pavyzdį, palyginkit su vaikais. Vaikas gal ten piktas, ne, kad jūs kažko neduodat, ypač kai mano mažiukai 7-mečiai. Beje, mano dvynukų gimtadienis buvo prieš 2 dienas. Tai va, 7 metai jau mano, į 1 klasę paleidau. Tai įdomu, kaip ten dėl tos programos, bet pakalbėsiu. Tai žinokit, va tie, kurie gazdina, kad tais ten žudysis, tai jie dažniausiai tik tai dėmesio jūsų. Kažko tai trūksta, reiškia, jūs kažko nedarot, kad jie jum taip kalba. Nes tie, kurie realiai palūžia, jie dažniausiai nebekalba. Jie nueina tyliai ir padaro. Tai žinokit, dar kartą, stebėkit, žiūrėkit, padėkit artimiesiams savo draugam, nes yra didelė problema, buvogi tas ir LNK pasikabino veikėjas. Tai vėlgi, tai yra žmogus, kuris pakelia prieš save ranką, yra silpnumo akimirkoje. Ir jam reikia padėti. Jam tikrai reikia tuo metu padėti. Nu, nebent jūs turit norą, kad jisai padarytų tą, ką jūs galvojate. Tai tada jau iš vis nepateisinama. Net yra baudžiamojo kodekso straipsnis už privedimą prie savižudybės. Tai va, bet dabar ne apie tai. Na ką, linksmiau biški tokie labai liūdnai kažkaip tai pradėjau. Taigi papasakosiu apie prokurorą. Ar yra tokių turbūt, kas nematė ir nežino, kas įvyko su prokuroru Ovidijum Vasiliausku. Tokiu, žodžiu, mane irgi kaltina eiliniai feikiniai byloj. Mane kaltina, kad aš ten įvežiau į Lietuvą, dabar tiksliai nepamenu kuro ten, nu milijonai ten, realiai ten ar 400 ar 500 benzovežių, kažkoks toks kiekis, aš neatsimenu ten. Realiai man šitą visi klausia, ką tu veiki, nu tai jeigu pas mane važiuoja benzovežiai, tik tai dabar jau, į Lietuvą realiai niekada nesu nei vieno benzovežio atvežęs į Lietuvą ir pardavęs. Niekada. Jau kiek metų šitoj temoje esu jau daugiau nei 10 metų, aš esu užsiemu didmeninę prekybą naftos produktais ir aš su Lietuva neturiu iš vis nieko bendro. Nu, absoliučiai. Tai va, prieš 10 metų, 14 metais buvom keletą įmonių įsiregistravom Lietuvoje, nes buvo labai pigios licenzijos tiesiog. Tai tos įmonės, kurios dirbo, jos nei cento neliko mokesčių skoloj, bet kažkodėl prokuratūra susigalvojo, pasižiūrėjo popierius, ten buvo tokių biški partneriai pavedė, dar kažką, truputį pardavėm į vieną vietą, pasirodo ten, nu žodžiu buvo tokių, nu čia tas biznis toks sudėtingas, čia 5 laivų neužtektų papasakoti, man į šitą temą įvažiuoti reikėjo labai daug metų suprasti, kas yra naftos prekyba, didmeninė naftos prekyba, supraskit, kad skaičiai dideli, apyvartos per metus pasiekia, nenoriu skaičių vardinti, bet labai daug, ta prasme daug nulių, ištisai sukasi ir žodžiu, prieš 10 metų, 14 metais, man ten pabandė išaiškinti, kad aš neva įvežiau, sakau, ar 4 ar 500 benzovežių, ten bendra suma irgi ten keliolika milijonų eurų, ten, jeigu litais iš vis ten buvo pas mus kažkur metinė apyvarta 100 milijonų siekdavo kažkur, tai va čia 15-14 metais maždaug tokie skaičiai būdavo. Čia, nu, po to jau litus jo įvedė, tai yra eurus įvedė. Tai iš esmės rašo nesidalinti su valdžia, dėl to ir puola. Aš neturėjau su jais dalintis. Aš ką man reikėjo mokesčius, tos įmonės susimokėti, jau susimokėjo. Tai žodžiu, pradėjo tampyti tų įmonių vadovus, po to pradėjo mane tampyti, tada prasidėjo straipsniai tokie keisti, Kauno dienoj pradėjo rašyti.
Kauno dienos savininko užrašyta ant to, žodžiu, Kauno dienos dabartinis savininkas, bičas, kuriam priklauso Kauno diena, jo brolis buvo FNTT pavaduotojas. Supraskit, Kauno diena aktyviai ten dalyvaudavo ir ten tokie dalykai būdavo su Šarūnu Mickevičiumi ir čia dar man irgi dėl šmeižto nuteisė. Nu ir iš esmės ten ta hebrytė, jie ten visokie buvo įdomus reikalai. Aš dabar ketinu spalio berods 12 bus posėdis dabar dėl kuro, aš ten baigiamąją kalbą sakysiu. Tai aš ten papasakosiu tokių dalykų, kad ten pritūps daug kas. Tai realiai kaip virtuvė, kaip mentai kabinėjasi, kaip FNTT prie verslininkų kabinėjasi, kaip jos reketuoja. Aš visą tai praėjau. Aš visą tą šūdą praėjau. Kai mentai elgėsi baisiau negu banditai. Banditai, tai žinot, tu susimokėdavai, bent žinodavai, iš ką moki. Tai va, nors irgi manau, kad reketas aš prieš buvau. Visą tai tokį dalyką, čia yra absurdas. Tai eikit, dirbkit, užsidirbkit, dėl to tas reketas ir išnyko. Tai iš esmės, o čia ir dar dabar tau sukuria feikinę bylą, o tada nusipirki rezultatą, kad tos bylos nebūtų. Taigi atsirado toks prokuroras Vasiliauskas, man berods 16 metais pareiškė įtarimus, ar 17, aš neatsimenu, pažiūrėkit, jau kiek metų, jau toj bus 10 metų, kaip mane tampo dėl šito viso reikalo. Tai jie ten bylą tą tampė, žodžiu, ten tą bylą, nu ir atidavė ten prokurorui tam Ovidijui Vasiliauskui. Taip tam pačiam, kuriam nervai neišlaikė ir plojo man su sakvojažu per marmūzę, kad net išskrido telefonas. Beje, aš jam paruošęs, buvau Apple atstovybę nuvažiavęs, 14 iPhone Pro keičiasi korpusas kartu su viduriais, ten apie 800 eurų kainuoja, tai va man jie duos pasiūlymą komercinį, nes turiu nunešti į Apple telefoną, valandą laiko jie jį žiūrės, žodžiu pasižiūrės, kas ten kaip yra ir tada man duos išvadą, kad ten su tuo telefonu kiek jo kainuoja remontas, bet preliminariai apie 800 eurų. Tai viso keis nereikia, nes aš pradžiai, kai išmušė man tą telefoną iš rankų, aš galvojau, jis ten labai apsipurvino, apsibrozino, galvojau, ekranas dužo, bet po to pasižiūrėjau, kad vis tik nedužo, tik tai kampai labai stipriai apsidaužė, nu reikia keisti korpusą. Tai kameros apsidaužė nugariniai pusėje, tai kameras tas reikės, tai ten kartu su korpusu viskas keičiasi, žodžiu. Tai va, tai rašo, greičiausiai jis bitę baidė. Nu, tai jis galės pasakot, ką jisai baidė, man ten neįdomu. Žodžiu, tai tas prokuroras, jisai šitą bylą kurpė, darė, nu, aš papasakosiu keletą bylos paradoksų. Ne? Tarkim, prokuroras aiškina, kad atvežė milžinišką kiekį kūro, milžinišką, nu supraskit, čia milijonai litrų. Ir, žodžiu, nenustatytėm asmenim, nenustatytoj vietoj, nenustatytų laikų, žodžiu, pardavė, nenustatytų būdų. Jūs vat realiai išsivaizduojat, ar įmanoma nepastebėtam atvežti į Lietuvą, ten aš dabar nepamenu, tarkim, 10 milijonų litrų dizelinio kūro. Ir nieks apie tai nesužinojo. Prokuratūra, sakom, tai prokurorai, tai duokit popierius, kad mašinos, kur vien CMR-ų, tai kas užsiema truputį krovinių vežimais, žino, kas yra CMR krovinio vaštaraštis. Tai sako, ant CMR-ų yra mašinų numeriai. A jūs ant sienos ištraukėt kamerų, kur kamerosgi fiksuoja, kokios mašinos atvažiuoja. Pat ištraukit, kad tos mašinos kirto Lietuvos Respublikos sieną. Ne, byloje to nėra. Nu, taip išsivaizduojat, atvažiuoja 500 benzovežių, nei viena pasienio kamera neužfiksavo, ne, per ten pusmetį ar kiek ten laiko, ne. Nieks nematė, ne. Kaip ten gaunasi, ne. Tada apklausė irgi vairuotojus, nes vežėjai buvo Lenkai. Sako, Lenkai duoda parodymus, apklausė, jau teisme. Iki teisminio tyrimo metu nematė reikalo prokuroras apklausti Ovidijus Vasiliauskas, kodėl yra, ta prasme, kaip ten vairuotojus, kodėl neapklausėt. Vairuotojai žinot, ką pasako. Sako, mum Lenkijoje atkabindavo bačką, sako, privažiuodavo mašiną lietuviškais numeriais vilkikas, nukabindavo bačką ir mum gražindavo už 2 valandų tuščią. Viskas, sako, mes skaitydavom, kad mes atidėm krovinį Plockį. Viskas, sako, mes daugiau nieko nežinom. Tai prokuroras atsistoja, sako, tai taip,
Tai va tada, sako, jie čia ir išpylė per tą laiką. Bet jeigu bet kas pasigūglintumėt, kur yra Plotskas, tai jisai nuo Kauno yra maždaug beveik turbūt 600 km. Plius minus, gal daugiau, pasižiūrėkit. Tai nuo bet kas bent truputį turintis smegenų supranta, kad per valandą ar 2 valandas tu benzovežio bačkos į Lietuvą 500 km nenuvarysi, tenai neišpilsi, nes vien cisterną perpilti iš bačkos į bačką apie valandą užtrunka. Va 2 bačką sustatai vieną prie kitos, reikia perpilti valandą laiko pompuojas. Ir tai 2 siurbliai, jeigu yra. Supraskit, kad čia užtrunka laiko. Nu ir aiškina, kad vis tiek aš tą kūrą į Lietuvą atvežu. Mes visada, mano buvo pozicija ir mano direktorių pozicija vadovų, nes aš, žodžiu, tie jau, kur vadovavo mano kontroliuojamam įmonėm, žodžiu, jie sako, mes iš vis, sako, nieko nevežėm į tą Lietuvą, per mus ėjo trikampė prekyba, yra puikiai žinomas terminas, kas užsiema tarptautinė prekyba, jie žino, kas yra trikampė prekyba, žodžiu, na ir visas tas, bet nu tampo, dabar mūsų teisė 4 žmonės, teisė tom, ko mes realiai nesam padarę. Vien dėl to, kad aš pasakysiu teisme, nenoriu čia, nes prikels man bylų už šmeištą, o kadangi teismo salėje aš, kai esu kaltinamasis, aš galiu kalbėti, ką noriu, už tai negaliu būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, tai atitinkamai aš leisiu savo daug papasakoti apie šitą visą bylą, kaip iš manęs kyšių reikalavo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia bus byloje. Tai berods spalio 12 numatytas posėdis yra. Tai patikslinsiu, jeigu kas norėsit ateiti į posėdį, galėsit tų mano baigiamųjų kalbų pasiklausyti, bus toks procesas, baigiamosios kalbasi. Tai, žodžiu, aš išbėgsiu. Sako, jam pakeliu išbėgo. Nu, supraskit, kad neįmanoma, ar jūs realiai išsivaizduojat, pavyzdžiui, pabandykit jūs parduoti kokie 5 milijonus litrų dizelinio kūro. Kaip jums tai pavyktų padaryti, ką? Aš ir sakiau, sakau, tiem tyrėjom, aiškinu, sakau, klausykit, jeigu aš būčiau paleidęs šitą produktą į Lietuvos rinką, tai čia būtų visi su kanistrais bėgioja, suprantat, visas Kaunas būtų su kanistrais bėgioja, ten tą kūrą pylėsi. Neįmanoma to padaryti. Ir nei vieno neužfiksuoto atvejo. Niekur nei vieno. Tai akivaizdu, kad byla yra šita, yra feikinė ir viskas čia yra nupiešta ir niekaip jie čia to neįrodys, bet na šita byla atsirado todėl, kad tai turėjo atsirasti tiesiog ir viskas. Ten jau buvo pradėta tą daryti, aš sakau, aš posėdžio metu Kauno apygardos teisme papasakosiu daugiau. Na ir prokuroras, kągi dar, teismas, kodėl čia užtruko tiek procesas, pažiūrėkit, veikla vykdyta 14 metais, įtarimai direktoriam pareikšti 16, man berods 18 metais, dar po 2 metų, o dabar mes tik tai teismas jau link pabaigos, ne, o užtruko, pažiūrėkit, beveik 10 metų. Buvo teismui kilo abejonių, pagrįstų teisėjų kilo abejonių ir sako, kame čia reikalas su to kūru, kodėl čia taip yra visas tas. Pasikreipė į teismo medicinos ekspertus, tai yra į nepriklausomus ekspertus, jau pats teismas kreipėsi ir ekspertai davė labai aiškiai išvadą, kad kūro į Lietuvą niekas nevežė. Ta prasme, ekspertai labai aiškiai atsakė. Prokurorai ten prirašė visokių nesąmonių, Ovidijus Vasiliauskas prirašė. O specialistai, ekspertai, susipažino su dokumentais ir sako, nevežė čia niekas, čia sako, nėra jokių duomenų, kad būtų vežtas kūras į Lietuvą. Nėra jokių duomenų, absoliučiai. Kas realiai taip kitokios išvados negalėjo būti. Na ir gavęs tą ekspertizę, prokuroras sprogo, jis šiaip mikčius yra, zaika toks, šneka, aš turiu ten nuotraukų prifotografavęs, kaip jisai miega posėdžių saliai, ten koks žmogus liudytojas, ką nors liudė, tas prokuroras, Vasiliauskas. O taip, telefoną reikės pasiknysti, turėčiau rasti nuotraukų. Miega konkrečiai posėdžio metu. Gal kada įmesim tą nuotrauką. Ir žodžiu, iš esmės, ir jisai sprogo, suprantat, jisai tiek laiko konstravo šitą bylą. Gal kažkam tai pažadėjo kažką tas prokuroras. Nu ir nieko nesigavo ir piš. Nu ir viskas, išvados ir čia, nu aš tikiuosi teisėjas atsispirs šitom visom politiniam spaudimui ir priims atitinkamai normalų sprendimą be jokių nesąmonių
Žiūrėkit, aš gal TikToko telefoną gal čia padėsiu. O, gal visai gerai. Priims be jokių nesąmonių ir žodžiu, viskas bus gerai. O jūs nepatingėkit ir pagūglinkit. Prokuroras Ovidijus Vasiliauskas. Ir labai paprašyčiau, kas galit, įmeskit komentarę, nuorodą komentaruose. Gal ką pavyko kažką įdomaus rasti ar atkapstyti apie šitą prokurorą, ką rašo viešoje erdvėje. Tai iš esmės ir kokį man atsiuntė žmonės straipsnį. Prokurorai brūkšnelis įtagingos Garbaravičių šeimos tarnai, aišku, tai yra parašyta su klaustuku, rašė apie tai dar 13 metais, tai yra metai prieš mano šitą veiklą ir prieš keletą metų prieš šitą baudžiamąją bylą. Taigi, Kauno politikų ir verslininkų Garbaravičių šeimai palankius sprendimus priiminėja 2 šio miesto prokurorai, sukėlė savo kolegų įtarimus. Jų atžvilgių pradėtas tarnybinis patikrinimas. Nu ir paklausykit pavardės. Generalinės prokuratūros vidaus tyrimų skyriaus prokurorė Olga Zabelina aiškinasi, ar Kauno apygardos prokuratūros antro baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai Zenas Leonavičius ir Ovidijus Vasiliauskas objektyviai vadovavo tyrimams, kuriuose minimos garsių kauniečių pavardės. Žodžiu, pasiskaitykit tą Lietričio straipsnį. Ten yra kaip byla žaibiškai nutraukė. Ten kilo tokių skundų dėl Garbaravičių ir įvairių dalykų. Ir aš noriu pasakyti tokį dalyką. Būtent šitie 2 prokurorai, tai yra Zenas Leonavičius, bandė mane antrą kartą nuteisti, turbūt pamenat, dėl šitos bylos, ir Ovidijus Vasiliauskas, kuris įkišo mane į kalėjimą. Aukščiausias teismas pripažino, kad tą padarė neteisėtai, tai yra šito prokuroro pastangom teismai priėmė atitinkamus sprendimus, neteisėtus sprendimus, ir aš atsidūriau kalėjime. O Garbaravičių šeimos atžvilgių, kurie yra labai susijusi su konservatorių partija, būtent Kaune žinoma puikiai yra šita pavardė, tada jie bylas nutraukinėjo iki tokio, kad buvo, žodžiu, net vidaus tyrimų skyrius. Na ir dabar, aišku, aš suprantu, kad šitam prokurorui Ovidijui Vasiliauskui visiškai trūko nervai. Aš prie jo, ir matėt vaizdo įrašą, labą dieną prokurorė. Aš tai nesupratau, aš mažiausiai tikėjaus, kad man jisai su savo to portfeliu man plos į galvą. Bet liudytojai paliudijo, jau keli jau važiavo, jau liudijo, kad pasirodo, aš galvoju, jis man su to portfeliu per ranką kalė, bet pasirodo, ne, jis man su to portfeliu trenkė į galvą, o telefonas jau automatiškai išskrido, suprantat, ir apsidaužė. Aišku, kreipiausi į medikus, postus gal matėt, kartais pasvaiksta galva nuo smūgio, labai blogai jaučiuosi, žodžiu, ir taip toliau, nežinau, kaip čia man sveikata, vis žiūrėsiu, bus kas blogai, sveiks galva, vėl važiuosiu į klinikas. Tai iš esmės, ką noriu pasakyti, Ovidijus Vasiliauskas su šitų prokuroru yra labai daug problemų ir labai visi žiūrės, ar bandys klanas šitą prokurorą vėl išplauti. Aš labai norėčiau, brūkštelkit komentarą, kaip jums atrodo. Ar bandys prokuratūra šitą prokurorą išplauti, ar jį vis dėlto paaukos? Nes jis jau nebe pirmą kartą yra prisidirbęs ir pasižiūrėkit, kokios istorijos. Tai va šitie 2 prokurorai Zenas Leonavičius ir Ovidijus Vasiliauskas, jie man puikiai yra žinomi, pažįstami ir labai uoliai darbavosi man padaryti, sukonstruoti baudžiamasias bylas. Tai tiek apie šitą prokurorą. Aš abejoju, ar aš dar kartą man pavyks teismo posėdį pamatyti. Aš manau, gal jisai nusims nuo bylos. Greičiausiai prokuratūra jau į teismo posėdį į Kauno apygardą kitą prokurorą atsiųs. Pamatysim. Pažiūrėsim. Va, jau komentarai rašo, aišku, kad bandys. Tai va, aš irgi, žinokit, net nebejoju, kad vis dėlto sistema bandys jį išplauti visais įmanomais būdais, nes pagal praeities darbus matosi, kad jisai patarnauja tam tikrom šeimom, kažkodėl, kas susijęs su jais tyrimai visi nutraukiami ir taip toliau ir taip toliau. Na, tai tiek. Ką, brangiai, kita tema. Ruoškitės karantinui. Ar pasiruošę petuką duoti už laisvę? Ką? Vat įdomu man, kaip visi
Ir žinokit, kokį spėju tokį dalyką, kad tie, kurie žviegia slavą Ukrainai, iš esmės, kaip bepročiai, kurie nuspjovė Lietuvos trispalvę ir užsidėjo Ukrainos vėliavą ten visur ant rėmelių ir taip toliau, beje, ar neatkreipė dėmesio, kad televizijos kanalai nusiėmė Ukrainos vėliavėlę? O kaži kodėl nebepalaiko Ukrainos? Ar truputį mato, kad jau biški žmonėms čia ta tema atsibodo? Aš tik pabrėšiu, ten buvo tokių, kur ten paniškai čia, oi, tu čia už rusus. Nu, aš ne už rusus. Ir aš ne už ukrainiečius. Aš už lietuvius. Man yra svarbiausia, kaip Orbanas pasakė, svarbiausia yra Lietuvos problemos. Po to, jeigu mes turim laiko, energijos ir pinigų, galim padėti Ukrainai. Ir dabar, kai Ukrainoje stato mokyklą, ten už kiek 3 lemus pastatė. O tikrai čia labai reikėjo. O čia Lietuvoje mes tikrai neturim 3 lemų, kur investuoti. Kaip čia taip atrodo? Nu, man kažkaip tik keistai šito vietoj. Dar kartą aš pabrėžiu. Aš nesu prieš tą Ukrainą. Ji yra didelė valstybė. Už mus belekiek kartų didesnė. Belekiek turinti išteklių. Pažiūrėkit, kaip gyvena Ukrainos oligarchai. Pas mus nėra tokių žmonių. Vienas žemelis čia perlipo milijardą ir čia wow įvykis. Pažiūrėkit, kokie yra Ukrainoje oligarchai. Kaip jie ten gyvena, kokie jie pinigus kokius kelia. Ir kas ten, nu, apie korupciją, jeigu pradėtume Ukrainoje kalbėti, iš vis baisu tenai. Kas ten dedasi realiai, tai ten už gerus pinigus, ten žmogų nužudytumėt vidury dienos ir ten nieko už tai nebūtų, jeigu atitinkamai susimokėtume. Ten tokia šalis. Ten yra šalis lyderiaujanti tarp korupcijos. Ta prasme, Afrikos visi tie negriukai, korupcionieriai, eina į pavėsį palyginant su to, kas dedasi Ukrainoje. Ten tiesiog, na, visiškas bardakas. Ir patys ukrainiečiai tą mato ir tam pritarė. Jie galvoja, aišku, kad čia įstos į Europą ir ten pasikeis situacija. Nu, aš irgi į Ispaniją nuvažiavau pirmą kartą gal 16 metais į Maljorką atostogauti, mano bičiulis toks vienas, Laurinai, linkėjimai. Jaunystės draugas Maljorkoje gyvena jau gal virš 20 metų ir vis tai svečių, žodžiu, pasimatyti tekdavo. Tai irgi man čia sako, statybos, čia korupcija, taip ir taip. Marbėjos beje merą irgi pasodino už korupciją. Ir man buvo labai keista. Kaip čia Ispanijoje korupcija, taip jie čia gražiai gyvena, fainai, kokia čia korupcija. Tai aš manau, ukrainiečiai irgi gaus gal tą kultūrinį šoką, kai jie pamatys, kad čia Lietuvoje irgi tas pats bardakas yra išrinktoji partija. Dabar išrinktoji ta partija stengiasi dėl jų, bet stengiasi dėl jų tol, kol šitai išrinktai partija yra naudinga tą daryti. Kol jie gauna nurodymus iš Amerikos konservatoriai, ką daryti, kaip Nausėda gauna nurodymą bučiuoti svetimą vėliavą, tai jiem, aišku, jie žmonės mato, jais rūpinasi, bet pasižiūrėkit, kas čia dedasi. Tai va, tai žodžiu, ruoškitės karantino ir aš galvoju, kad tie visi, kurie keslavo Ukrainę, jie vėl bėgs skiepytis ir kiek iš jų nebėgs įdomu skiepytis, bet aš žinokit, dabar pasakysiu aš už skiepus. Ir aš už tai, kad tie, kurie rėkė už skiepus, jie būtinai eitų skiepytis. Ir mūsų, žinokit, yra pareiga ir darbas praktiškai, atsakomybė, kad šitie žmonės skiepytųsi toliau, žinokit. Žinokit, labai svarbu. Tai aš, žinokit, už skiepus, bet už tuos, kad tie, kurie skiepijosi, kad ir toliau skiepytųsi. Tai va, nu, jūs suprato. Tai, bet niekaip man nepavyksta susitikti žmogaus, kuris gailėtųsi, kad nepasiskiepijo. Nu, dar tokio nesutikau. Jeigu jūs tokio sutikot žmogų, kuris atsakytų, žinai, gailiuosi, kad tada nepasiskiepijau. Būkit geri, aš norėčiau sužinoti, kad toks žmogus yra. Nu, pas visus klausinėjai dar tokio nebuvo. Tai va. Tai žodžiu, ruoškitės karantinui. Tikrai čia bus uždarimai, tikrai bus lockdownai. Tikrai, nes žmonės skiepytis neis. Kaip jūs galvojat, kam krašto apsaugos ministerija ir kariškiai prisipirko bananų daugybę, tų skydų, šalmų, kam čia bananais ir rusų kareivius mėtis? Nu, taigi viskas aišku, kad tie bananai bus daužyti tiem, kurie nepaklus ir neis petuko badyti. Plus tą tvorą irgi pastatė, nu tai kaip jūs galvojat, kam tą tvorą pastatė? O nepastatė tą tvorą, kad mes nebėgtume į kitą pusę, ką? Kaip jūs galvojat? Ar nepastatė?
Batka, atsimenat, ką sakė? Pas mus nebus jokių skiepų, ten nei kaukių prašė, nei ką ten, žodžiu, laisviau buvo visas šitas reikalas. Tai iš esmės, suprantat, kad reikia mąstyti ir iš toli matyti. Ir jau dabar aš labai rekomenduoju visus ruoškit karantinui, ruoškitės patys karantinui. Patikėkit, aš dar kartą sakau, čia pamatysit, jūs būsit uždaryti. Ir kai visi kaltina konservatorius, kas pradėjo visą šitą karantino blectvą? Ar ne tik Veryga su valstiečiais? Ką? Aš tai atsimenu puikiai. Nu, aišku, karantino dėka ir gimė celofanas. Prieš tai žiūrėdavau teliką, nusikeikdavau ir tiek žinių. Ir galvojau apie savo darbus. Kai karantinai biški sustabdė viską, privertė susimastyti, privertė matyti. Nu ir pakėliau tą savo subinę nuo tos sofos. Nu, atsirado celofanas. Tai aš sakau, aš norėčiau kokį 100 celofanų, tai ten tą Seimą išvaikytume greitai, ten patikėkit. Tai va, tai žodžiu, iš esmės valstiečiai pradėjo visą šitą reikalą. Pradėjo visą šitą reikalą Skvernelis. Na ir noriu tokį pagarsinti faktą. Kaip jūs galvojat, valstiečių partija, tikrieji mūsų tie Lietuvos patriotai, tie jau kur eina už Lietuvą ir taip toliau, ne? Ir turbūt jūs suprantat, kad valstiečiai yra, nu, tiesiog mirtini priešai konservatorių, ne? Nu, taip, galbūt kažkas pagalvotų, kad valstiečių partija Karbauskis tai yra prieš konservatorius. Tada jūs man paaiškinkite tokį dalyką. Jau išplito nuotraukos internete, aš jau jas gavau, na ir rytoj greičiausiai mes jas paviešinsim, ogi vyko valstiečių Akmenės skyriaus suvažiavimas, ar vakar, ar šiandien. Ir žinot, kas buvo atvažiavęs į svečius? Ogi Okmanas, tas pats švedas žydas, kuris pasakė, kad tie, kurie iškelia Lietuvos vėliavą, yra vatnikai. Tai dabar man paaiškinkit, tų valstiečių partijoje, ką jūsų važiavime veikia Okmanas. Ir visi taip mielai, žinokit, ten fotkinasi su juo, visi jis taip džiaugiasi, žinokit, ir taip toliau. Suprantat? Tai dabar kas man pasakys, kad valstiečiai yra nesisteminiai? Ale opozicija? Lygiai tas pats yra bairis, kaip ten Karbauskis pasakė, ne, kad ten, žodžiu, aš ten kažkoks užribis ir taip toliau. Na, kas yra Karbauskis? Sėkmingai gyveno iš rusiškų verslų. Na, šitoje vietoje aš jokio verslininko nesmerkiu niekada. Yra galimybė uždirbti ir tegu dirba ir mažiau politikai trukdytų verslininkam dirbti, tai žinokit, visai ta mūsų kitaip ir lietuvėlė atrodytų ir visas tas pasaulis kitaip atrodytų, jeigu politikai nesikištų į verslą. Ir čia turim tą bėdą, o dabar pas mus visas verslas yra priverstas remti vieną partiją, remti Slavą Ukrainę, remti Bairaktarus, pirkti radarus, visokius, kur tie radarai, kur tie Bairaktarai, nu kur skraidote Bairaktarai, kur tas Bairaktaras. Nėra jo ir man tokia nuojauta ir mano nuomonė, kad jo niekada ir nebuvo, kažkokį išnuomavo, pastatė, vis ten savininkais visi jautėsi. Aišku, buvo tuo metu emocinė banga ir tą pasinaudojo, pasidarė gerai pinigų. Ir sako, kad 30% Okmanas buvo pasakęs, kad 30% paramos iki Ukrainos nedavažiuoja. Tai ką ten gaunasi? Vieną sparną Bairaktarą nuvežė ir viskas. Nu, taip. Radarų ten, ne, kaip ten, kažkokį jau pasklido informacija, kad tie radarai lyg ir ten kažkaip nelabai veikia, ten kažkas tokio, ne. Nu, kažkas tokio yra, aš ten tiksliai nežinau. Yra Giedrės Gorienės laidas, pasižiūrėkit, ten papasakos daugiau. Na ir, suprantat kaip, Karbauskis aiškina dabar, kad, nu, paklausė jo, ar jungsies su Antanu Celofanu. Nu ir jis pasakė, čia nėra apie ką kalbėti, nes bijo. Realiai Karbauskiniai, ta pati, nes aš labai daug užduočiau klausimų ir užduosiu. Kur dingo 20 vagonų su kaukėm, ne? Kodėl vakcinas visas pila į griovį? Kas pripirko vakcinų? Kas sutartį sudarinėjo? Konservatoriai ar valstiečiai? Nu mes taigi nepamiršom šitą dalyką. Tai visas tas matomas. Na, dar apie visus tos konservatorius, apie savižudybės dieną užsimeniau tragediją, irgi tą savaitę įvyko, kur
policijos pareigūnė, nu ten net ne policininkai, ten kaip paaiškėjo, tik dirbo policijos departamente, ar buhalterė, ar apskaitininkė ten kažkokia, tai moteris. Bet vat vėlgi, jinai, aš manau, gal pati ir būtų nusižudžiusi ir pati, jeigu tos vaikus nužudė, tiesiog moteris prarado viltį visiškai. Jeigu ir jinai ant tiek, kad savo vaikučius, ten baisu tas vaizdas buvo, jūs matėte tą vaizdą, kaip ir jinai jai ryškiai, kad palūžo visiškai ir stogelis nuvažiavo ir jinai prie tų vaikučių lavonėlių ten glosto jos dar, ką jinai turbūt pati nesuprato, ką jinai daro. Ir iš esmės, vat, jeigu jai būtų kažkas laiku padėję, ar kažką tai, pamatė tą problemą, galbūt greičiausiai tos tragedijos būtų ir nenutikę. Ir baisu, kai pati mama, jinai nebesuprasdama, ką daro, paskandina savo vaikučius, čia yra didelė tragedija. Tai va, šiandien tarptautinė savižudžių diena ir realiai turėtų būti, kad tokios dienos nebūtų, iš vis, kad jos turi nebūti. Tai va. Noriu sužinoti, iš kur atsirado telefono pravardė, jei galima būtų per live. Reikia kokį tenderį, žinokit, padaryti. Daug kartų esu pasakojęs apie tą celofano, kaip atsirado ta pravardė. Daug kartų esu pasakojęs, bet visi kažkaip nuolatos klausia. Tai nežinau, reikia kažkokį padaryti ten, ar, pavyzdžiui, video sulauks 1000 pasidalinimų. Tada papasakosiu, visą laivą skirsiu tik tai apie tai, kaip atsirado celofanas. Konkrečiai visą laivą tik apie tai. Tai, bet, kažkaip, žodžiu, pasidalinkit to video kažkaip, matot, naujas kanalas, nos ištrynė, čia sabotuoja, žiauriai, kažkam labai trukdau, tai jeigu žiūrit, ar sunku tą pasidalinimo mygtuką paspausti. Manau, kad ne. Ypač, kas turite grupės, dalinkitės į grupės, jeigu žmonės mato. Taigi, dar kas paaiškėjo toks įdomus dalykas, o jūs žino, toks yra Seimo narys konservatorius Slušnys. Pabrėžiu, konservatorius Slušnys. Na ir apie visą pasipiktinimo didžiulį skandalą. Tai, žodžiu, apie visą šitą reikalą, tą švietimo programos, tai noriu perskaityti puikų Aurimo Dryžiaus straipsnį. Aurimo Dryžių, kas nežino, tai yra toks taip vadinamas laisvas laikraštis, taip vadinamas jis ir yra, jo toks pavadinimas. Taigi, truputį apie tą gyvenimo įgūdžių programą, apie tą vaikam, kur. Paklausykit, puikus postas. Seimo nario Linos Slušnio sutuoktinė, daktarė Daiva Šukytė įsisavino programos gyvenimo įgūdžių ugdymas lėšas. Žodžiu, dėl viešo intereso gynimo, žodžiu, galimų įstatymų pažeidimo ar privačių interesų supainimo, žodžiu, kreipėsi į generalinę prokuratūrą, į specialių tyrimų STT, visas šitas. Ir iš esmės puikus postas, aš per daug jau nenoriu įsiplėsti, užeikit pas Aurimą Dryžių. Matot, jie kaip irgi, pažiūrėkit, kaip jos vestuvės pas jos. To pavardės Slušnys, o jinai Šukytė. Kad nesuvestumėt galų, kad sunkiau, nes jeigu būtų Slušnys Slušnienė, visi pradėtų domėtis. O čia kartais ne žmona. Ir visi, oba žmona. Ir Linas Slušnys, kuris aktyviai sėdėjo Seime ir pasako, ir matėt video, ten kažkokia moteriškė atsakė, kur pasakė, kad šita programa yra įtraukta į privalomą programą ir tėvų leidimo nereikia. Brangus tėveliai, dar kartą noriu pasakyti, jeigu sužinosit, kad jūsų vaikučiam kas nors skiepijo tą programą, prasižiūrėkit mano praeitus laivus, esu paviešinęs nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymą, pasižiūrėkit tą laivą, susiraskit tą įstatymą, nuneškit į mokyklą, parodykit mokyklo šitą įstatymą ir pasakykit, direktoriau, jeigu tu padarysi, aš imsiuos atitinkamų priemonių. Ir taip toliau. O ten kažkokie kreipimais į peticijos jerunda, taigi nieks neveikia, mes jau šitą viską žinom. Taigi, pasiskaitykite, kaip yra tos programos, yra puikus prieš 2 dienas įkeltas Aurimo Dryžiaus straipsnis ir pamatysit ten viskas labai gražiai
sudėliota, surekomenduota, kad ir ta kontora kažkaip ten lygtai jau likviduota 19 metais, per kurią ten kažkokia asociacija Mentor Lietuva, ten kažkoks pinigėlių judesys buvo. Na, žodžiu, pasiskaitykite patys. Yra tiesiog hebra, kuri gauna babkės už tam tikras programas, o ten jų vyras tas programas antspauduoja ir padaro jum reikalingas. Tai va. Žodžiu, ką dar čia šiandien noriu aš jum paminėti, žiūriu akademinę valandą. Mes baigiam jau kaip ir čia kaip studentam. Ne kem 5 minutės, daugiau žmonės dėmesio iš tikrųjų neišlaiko. Žodžiu, ką? Ruoškitės streikoj. Labai įdomus artėja metas. Kas įdomiausia, kad greičiausiai prie mokytojų streiko prisijungs ir policijos pareigūnai. Va čia bus įdomu labai pamatyti, kokiu būdu jie streikuos, kas ten bus per streikas. Aš visus tėvelius raginu per mokytojų streiką dar ne kartą įspėsim, kad vis dėlto reikia nuvažiuokite į mokyklą. Nes kai mokytojai streikuoja, realiai jie netlieka pareigų savo. Netlikdami pareigų, mokytojų pareigos yra mokykloje ne tik tai mokyti jūsų vaikučius, o yra tuo metu įstaiga atsakinga už jūsų vaikutį. Jeigu jūsų vaikas bėgs ten, prasiskels galvą, susilaužys ranką ar kažką tai padarys, atsakomybę neša tuo metu mokytojai už jūsų tuos vaikučius. Taigi supraskite, jeigu mokytojas tuo metu streikuoja, teisiškai jis yra darbo vietoj, bet savo pareigų netlieka. Tai vaikučių jūsų niekas tuo metu kaip ir nesaugo. Čia yra labai svarbus momentas. Todėl aš noriu paraginti visus, kad palaikykit mokytojus, pasikalbėkit su mokytojais apie tą ugdymo programą. Bet čia rašo komentarą, kad Pinskuvienė pasakė, kad nebus tos programos. Aš manau, daugiau bus miestų, kur turi merai stuburą ir tokių nesąmonių nebus. Labai laukiu, ką pasakys Matijošaitis, man labai įdomu. Tai va, taip pažiūrėsim, pamatysim, stebėsiu situaciją ir Kauno rajone. Nu tai Kauno rajone turim išrinktą tarybos narį Artūrą Orlauską, tai čia, jeigu jie ten jau bandys kažką tai tokio prakišinėti, tai mes tikrai, aš manau, Orlauskas savo laidose parodys. Tai žodžiu, prisijungia pareigūnai, palaikau, tikrai palaikysiu pareigūnus. Manau, atlyginimai turi būti keliami visiems, absoliučiai pagal tai, kaip kyla kainos. Ir tikrai, aš šitoj vietoj, streikas. Aišku, buvo Vytauto Mikalausko pasisakymas, kad neprovokuokim mūsų valdžios, ne? Labai jisai sako, supraskit mane, pasižiūrėkit praeitos savaitės laido, komentaras TV praeito šeštadienio. Ne to, kur vakar buvo, kur dar prieš savaitę. Jisai pasakė, kad neikit, neerzinkit mūsų valdžios, nes jie padarys mums apribojimus ir taip ir toliau. Na, drįsčiau turėti kitą nuomonę. Aš manyčiau, kad mes nieko nedarysim, tai jie eis to, ką suplanavo. Ir tik tai mūsų pasipriešinimai jiem truputėlį tuos planus ne visada sėkmingai padaro įgyvendintus. O jeigu ar jie bandys užsukti ten mum kranus, daryti kažkokius karantinos apribojimus, aišku, bet mes turim imtis priemonių. Mes turim parodyti, kad, nes kitu atveju pasakys, taigi jūs sutikot. Mes darėm kažkokią reformą, jūs neprieštaravot, nebuvo jūsų balso. Matot, kai reikia jiem kažką padaryti, kai jiem kažko reikia, tai mūsų balso nereikia. Bet kai jau eina atvirkštinis variantas, tada sako, tai jau jūsų balso nebuvo, jūs nesakėt, kad norėjot. Tai va, tai žodžiu, tiek žinių, ką norėjau jums šiandien papasakoti. Vienas dar toks straipsniukas vis dėlto atsisakys ten 1 ir 2 centų monetų. Irgi sako, kiek ten? Sutaupysim 4 milijonus, jeigu atsisakysim. Tai vat vieną mokyklą mažiau Ukrainai pastatykim ir nereikės jokių centų ten po vieną po 2 atsisakyti. O šiaip aš tai būčiau už tai, kad sugrąžint litą. Paskutinis prašymas, parašykit komentarą. Ar norėtumėt, kad grįžtų litai? Parašykit tokį komentarą. Ar norėtumėt, kad grįžtų litai? Gal kiti sako, eurai, viskas gerai, tinka.
Ir tiem dar, kaip sako, kas už, kad prieš, noriu 3 tokius raktus pasakyti. Jeigu tu esi už LGBT ir už gender, tai tada man su tavim nepakeliu. Jeigu tu esi už priverstinius skiepus, būtent priverstinius, tiems, kurie jų nenori, tada mums, jeigu tu už tai priverstinius, mums nepakeliu. Ir jeigu tu renkiesi Ukrainą, o ne Lietuvą, ir tu žviegi, tai tada mums irgi nepakeliu. Man yra svarbiausia Lietuva, o po to visa kita. Tai to norėčiau ir pabaigti. Norit lito? Bus litas! Rinkit į valdžią, sugražinsim litus, velniau. Mūsų šitai, pažiūrėkit, impotentai, laikrodžio atsukti negali. Normaliai, vasaros žiemos laiko sureguliuoti negali. Reikia, atšauksim, nieko nepadarė. O aš padaryčiau. Viskas. Laikykitės. Mes lietuviai litą susigražinsim. Net neabejoju. Iki.